Tai šiandien pasikvietėm nekilnojamo turto ekspertą, prekybos centrų, netgi galbūt labiau ekspertą, kuris pravedė turbūt daugiau nei 10 tūkstančių derybų su įvairiais prekybininkais, atstovavo daug tarptautinių prekybos centrų vystytojų, yra atidaręs Mega Ozą, tai pasveikinkim Laurynas Mituzas. Šiandien dar pas mus mes dviese, tai aš Arūnas Vizickas ir Petras Čepkauskas. Tai ką, prieš žiūrėdami į ateitį, gal biškį pasikalbėkime apie tai, kas dedasi Lietuvoje. Žiūrim kainas ir žiūrim tai, kas yra kaimyninėse šalyse, mes susidurėm su to, kad mūsų kainos yra didesnės. Kaip sakė mūsų premjerė, išdidi, galinga, bet maža tauta ir niekas nenori į mus investuoti. Bet iš tikrųjų matosi, kad palyginus su, nebėgiojam toli, su ta pačia Lenkija, pas mus yra mažai konkurencijos, mažai prekybos, pavadinkim taip, tinklų, kurie konkuruotų tarpusavyje. Reiškia, išsidalinta tarp didžiųjų maistininkų rinką, keletas didžiųjų DIY, kitaip vadinamų, ten statybinių medžiagų pasidaryk pats ir, reiškia, maždaug šitas sąrašas ties to ir baigėsi. Tačiau vis įeinantys po vieną kitą tinkliukai, kaip Pepko, tas pats Lidlas įėjo, sugeba šitą miegančių gražuolių rinką sukrėsti, bent jau kažkuriam laikui numažinti kainas ir duoti kažkokią naudą vartotojui. Bet dabar kažkaip paskutiniu metu viskas nuslopo, vėl tylų ramu. Čia vieni premjerai kvietėsi tuos tinklus, lyg tai turėjo Aldė ateit, pasirodė, nepasirodė. Čia pastebėjom, kad kategorijos žudikas Teddy lyg tai bandė įeit, bet iš gandų, kad dėl to konflikto Ukrainoje šiek tiek pristabdė savo planus, nors Lenkijoje gulinčios prekės yra su lietuvišku ženklinimu, įstatinis kapitalas Lietuvoje padidintas jau ne iki formalaus kelių tūkstančių eurų, bet 400 tūkstančių eurų, tai yra darbinės įmonės įstatinis kapitalas ir kodėl niekas čia pas mus daugiau neina, nėra neaišku. Tiesiog mano pačio pastebėjimas tai buvo toks, kiek šnekėjau su kolegom, kad pati mūsų ne tiek rinkos dydis, kiek mūsų žiniasklaidos valdžios retorika susidaro tokį įspūdį, kad taip, karas, mes čia priešakinė linija ir, reiškia, ten yra Avdėjevka, Bachmutas, o sekantis jau miestas šalia ir Vilnius. Ir aš įtariu tos didžiuosius investitorius, tai sakykime, taip gazdina. Ok, tai aukštos kainos, maža konkurencija, lyg tai puikiai terpė ateiti naujiems žaidėjams, bet kažkaip neatsirado. Tai, Laurinai, gal gali kažkiek įnešti aiškumo, kas čia dedasi? Na, aš šiek tiek gal pradėčiau paoponuočiau tam, ką dabar išgirdau. Čia mums atrodo, kad yra ta prasme, maža konkurencija, ne? Jinai iš tiesų yra didelė konkurencija vienoje labai siauroje srityje. Ir realiai konkurencijos nėra, jeigu mes išplėstumėm, kad pasaulyje yra labai daug formatų. Yra formatai hipermarketai už miesto, discount hyperiai kažkur tai apskritai tarp miestų, tada yra supermarketai įvairaus pozicionavimo, tada yra nuo ten kokių nors pigesnių kainų iki specializuotų, kaip ten Almi ar Piotr ar Pavel Lenkijoje kažkada buvo, ne? Bet šito pasiskleidimo tokio per visus segmentus mes neturim, nes mūsų tie patys 5 žaidėjai, jie mėgina ir ekspresus daryti, ir hipermarketais pasivadina, ir kaip tik nori, ir jie žaidžia toj pačioj nedideliai smėlio dėžėje, ir vienas kitam mėto smėlį į akis. Tai yra mūsų situacija. Dabar jeigu šiek tiek apie kainas,
Bet koks net ir užsienietis eidamas į Lietuvą, jisai nori uždirbti. Ne? Tai jam kuo aukštesnės kainos, tai jam mažiau reikia parduotuvių, mažiau apyvartų tam, kad pasiekti tą patį pelną, tą patį rezultatą. Ne? Bet kainos pas mus yra daužomos tiesiog. Neinvestuojama į tai, kad apginti kainas ir profesionalumu, sakysim, neinvestuojama sąlyginai, nes yra žmonių, kurie neseniai prisijungia prie šito žaidimo ir jie tą daro aukščiausioje, kaip tai daroma aukščiausioje lygoje pasaulyje. Ne? Bet vis dar labai stipriai matosi tas dalykas, kur prie vienos sankryžos 4 parduotuvės, nuo vienos parduotuvės laiptų matai kitą parduotuvę ir tada, trumpai tariant, vienos parduotuvės apyvarta 4 parduotuvių kaštai. Ir tai yra žiauriai nesveika konkurencija, ta prasme, jinai nėra didelė, bet jinai yra nesveika. Ir gaunasi taip, kad kvadrato efektyvumas, kad kvadrato kaštai yra dideli, žmonių reikia daug aptarnavimų, ar ne, o apyvartos dalinasi per kelis. Ir tada nereikia kartelinio susitarimo, kad visos parduotuvės turėtų tą pačią problemą, kvadrato efektyvumo problemą, kurią reikia kažkaip tai stumti tą kainą į viršų. Bet tada Lietuva nėra biednas kraštas, čia dabar per pastarosius keletą metų su tom subsidijom tiek pripūtė grinų pinigų, kad rinka tiesiog priima tą. Jeigu visi vienodai sustiguotai pakelia kainas, tai kyla kainos, tai kyla, o valdžia, kadangi nesigilina į, sakysim, struktūrinius dalykus, kaip susidaro kaina, o klausia Lietuvos banko, kad jisai išklotinę padarytų, ar ne? Tai gaunasi taip, kad viskas suveda į tai, kad yra infliacija, neįveikiamos jėgos ir panašiai. Ir jau nebeklausia miestų, to prasme, kad gal nereikia tų mažų parduotuvių vidury mieste, kurios turėtų būti už miesto. Ne? Čia tokie kokybiniai dalykai, kurie sugadina rinką ir naujam žaidėjui ateinant, ar ne? O sakysim, tam, kad kainą sumažinti, reiktų už miesto koks nors Ošanas atsistopti, ar ne? Bet toj teritorijoje, kurią jisai turėtų apriepti su savo dydžiu, su savo mase, tai dirbs 200-300 mažų parduotuvių. Ir tada, jeigu tai yra sveika konkurencija ir tos mažos parduotuvės negali kainom kapotis, nes jos yra brangiose vietose, tada tas didelis žaidėjas, kuris agresyvus kainom, turi šansų išgyventi. Bet jeigu jisai negali, nes visi yra kainom agresyvūs, tai tada nėra prasmės kalbėti apie kažkokio didelio žaidėjo atvedimą. Prisiminkim dabar jau, kadangi Prizmos nebėra, tai galima ten tą pavyzdį, ne, kur Suomija atėjo į Lietuvą su tikslu atidaryti 15 parduotuvių. Tai yra valdybos sprendimas, kritinė masė, prie kurios galima priimti sprendimą. Niekas į kitą rinką neina kaip lietuviai, kad atsidaro vieną parduotuvę, žiūri, jeigu suveiks, tai atidaro antrą. Ne, taip tarptautiniai tinklai nedaro, jie tiesiog išsiskiria biudžetą savo krūvai parduotuvių ir tada pasako, kad mes pagal savo formatą norėtumėm būti inkarais prekybos centruose, tai reiškia užimti pastate nedaugiau kaip 30% ploto nuomojamų, ar ne? Tai dabar jūs, jeigu čia pasistatys ir tą pavyko įtikinti juos Lietuvoje prekybos centrų daug, nes rinka yra didelė, skaičiai yra gražus, tai nėra, ta prasme, mes čia nešnekam apie kažkokius tai labai plėtros planus, kaip koks nors Costco Lenkijoje ar Walmartas Lenkijoje, ne? Mes šnekam apie 10-15 parduotuvių, tai Lietuva yra pakankamai didelė rinka. Tai gavosi taip, kad jie padarė prielaidas, o niekas jiems prekybos centrų nebestatė. Ir jie turėjo pasitraukti, nes jie patys supranta, kad su 9000 kvadratinių metrų parduotuvė jie turės pritraukti iš toli žmonės, bet su 9000 tu nelabai iš toli pritrauksi, nes, ta prasme, aplinkui daug supermarketų, tai reiškia, kad tu turi būti didesnio darinio dalis, tam, kad tas didesnis darinys padengtų didesnę teritoriją. Ir tai lyg ir viskas logiška būtų vakarų Europos sąlygom, ar ne, kur daugiau mažiau išsišlifavę ir tiesiog logiški sprendimai. Pas mus tokie dalykai neveikia, jie tiesiog rinka yra nepatraukli, o tada susiveda į tai, kad ne infliacija kalta, o galbūt tiesiog miestų planuotojai nelabai supranta, ką daro. Tai aš ir norėjau biškį tai pareziumuoti, kad iš serijos galbūt, ta prasme, iš tikrųjų ne rinkos dydis yra kaltas, o, ta prasme, klaidos miesto planavime, kurios privedė prie to, kad prekybininkai užėmė pakankamai lengvai ir pigiai tuo metu, reiškia, patrauklias lokacijas, o naujam žaidėjui realiai lieka tik tai alternatyva atsidurti užmiestyje, bet kad ištraukti, reiškia, žmonės į tą užmiestį, jau reikia daryti labai daug pastangų.
Bet vis dar, ar yra, reiškia, galimybė, ta prasme, sulaukti tos investuotojus į tos, sakykime, taip, likusias lokacijas, sulaukti tos tokios pirmos bangos 15 parduotuvių, ar visgi šansas jau yra prarastas ir nieko mes jau nepakeisim? Tiesiog prekybininkai, pas mus tai prekybininkai užaugo iš savęs ir jie tą puikiai supranta, kad jeigu jiems reikia plėstis, tai plėtros vadovas duoda savo nekilnojamo turto vadovui užduoti kažkur tai atsidaryti parduotuvę, ten kur galvoja, kad tikrai turėtų būti faina, ar ne? Ir patys savo pasistato. Na, galima samdyti kažką, tai bet iš principo patys savo. Dideli tinklai jie patys savo nestato. Tai jie turi ateiti Turi ateiti ir turi kažkas jiems statyti tas parduotuvės, bet niekas po 700 kvadratų parduotuvių nestato. Stato, užsiminėt, kad ten Lenkija auga, ten prekybos parkai ir panašiai. Nu taip, kai 30 prekybos parko atidaroma kasmet ir dar į priekį priplanuota krūva, ar ne? Tai ten yra labai faina tokiem kaip Teddy plėstis, nes jie gauna krūvą pasiūlymų ir patys sprendžia, kuriuos jie nori eiti ir kuriuos nenori, bet ten jie eina ne į kvadratinius metrus, jie eina į projektus, o projektas tai gali kelis metus masažuotis tam, kad į vieną vietą sukviesti 15 panašaus DNR prekybininkų, ar ne? Kurie yra, ateini su 500 kvadratų į daiktą, kuris yra 15 000 ir jau gali apriepti teritoriją, kur gyvena 30 000 gyventojų, nesvarbu, kur toli nuo didelio miesto esi, nes tai yra automobilinė destinacija. Taip kad vietos Lietuvoje plėstis yra, bet tokiam kaip Teddy, sakysim, kad ir Petko, aš neįsivaizduoju, kad jie labai džiaugtųsi tą situaciją, kurioje atsidūrė, nes, tiesiog sudėtinga, labai daug pastangų reikalauja atidaryti tos ten 100 parduotuvių ar 150 parduotuvių. Jų tiesiog nėra. Imi vis blogesnės ir blogesnės patalpas. Šiaip iš dalies tavo, ta prasme, žodžius, tai iš tikrųjų patvirtina ir Aldi čia planai, nes planas buvo pas jos, reiškia, pirkti Norfą. Ir aš taip sakyčiau, turbūt klausimas, o kodėl Norfa, nes, pagal visus formatus Aldi Norfa nelabai tinkanti, to labiau Aldi turbūt dabar asociuojasi labiau su Lidlu, kuris nuėjo į supermarketus, bet panagrinėję šiek tiek detaliau, tai galimai Norfa būtų perkama tam, kad nugriauti Norfos parduotuvės ir pakankamai greitai pasistatyti savasis pagal savo formatus. Tai šitą vietoj aš taip suprantu, kad tas greitis atsiradimo rinkoje ir užėmimas to kiekio būtino masiai, sakykime, kad po to galėtum užtikrinti geras kainas, nes geros kainos iš tikrųjų nuo masiškumo, reiškia, prasideda nuo to scale, taip vadinamo, ne? Jeigu jo negali susigeneruoti, tai tada, arba nematai perspektyvos susigeneruoti, yra didelė tikimybė, kad šito plano bus atsisakyta. O jeigu kalbėti apie dabar tą, sakykime taip, situaciją aplinkui mūsų tos pagrindinius 7 miestus. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Marijampolė. Marijampolė galbūt jau yra šiek tiek sunkiau paimama, nes ten turbūt jau žmonės per tiek laiko priprato apsipirkinėti Lenkijoje. Aplamai, pradėkime nuo to, ar yra žemių, ar gal tas procesas, ta prasme, labai ilgas statybos leidimų, reiškia, kad išgauti ir panašiai. Čia yra kažkokių problemų ir čia galėtų mūsų ta didžiosios, bet mažosios valstybės ministrė pirmininkė pasidarbuoti, pasiraitoti rankovės ir, ta prasme, pasakyti tautai, kad mes darome kažką, kad, reiškia, sakykime, tai pragyvenimo lygis gerėtų. Man patiko iš tiesų, ką paminėjai, kad norėtų pirkti Norfą ne dėl to, kad Norfą norėtų pirkti, bet dabar yra daug svarbiau yra vietos, ne Norfa, ne? Net ir naujam žaidėjui dabar ieškant Lietuvoje vietų, tai nėra labai paprasta, nes jos visos yra jau per 10 metų vokiečiai iššukuotos pakankamai gerai. Jie labai yra išrankus ir pasiima visą, kas geriausia, nežiūrėdami į kainas, taip smarkiai, taip sąlyginai šnekant, ar ne? Tai jeigu nori kažką tai dabar šitoj situacijoje su vietom padaryti, tai arba tai turi būti didesni sklypai, kurie vokiečiui nelabai tiko, ar ne? Tai reiškia, kad daugiau to prekybos centriškumo turėtų būti. Arba tiesiog bus lėtas ir skausmingas augimas, kas yra žmonėm laiko vertė, kartais atmuša norą kažką tai daryti. Ne?
Tai čia aš nemanau, kad valdžia kažką tai galėtų padaryti, nes jie tik tai moka sukinėti tumblerius, kai įjungt arba išjungt nuolaidas PVM ir ne. Nu, ten nėra nieko tokio labai protingo, kai gerai pagalvoji. Bet sakysim, jeigu miestai pakeltų galvas merai ir paklaustų, o tai kaip čia dabar mums, nes realiai miestaigi užaugo per vartojimą. Na, miestai atsiranda ten, kur yra kryžkelė pasikeitimo prekių, na, anksčiau vežimais, po to automobiliais, ar ne, laivais ir panašiai ir panašiai. Ir galiausiai miestai turi tam tikrą gyventojų skaičių, bet į miestus atvažiuoja iš daug didesnės teritorijos apsipirkti, nes vienkiemiuose niekas neprekiauja brandiniais džinsais, ar ne? Tai reiškia, kad jeigu miestai pradėtų suprasti, kad yra vartojimas, tai yra tai, kas cementuoja miestus, kas juos augina, kas suteikia energijos, patrauklumą ir panašiai, tenai ateiti ir gyventi žmonėm, o tada yra patrauklumas ir pasistatyti vieną kitą gamyklą. Tai nuo to būtų įdomiau startuoti, kad atsirastų, na, žodis keistas, ekologija, na, aplinka patraukli, kad galima būtų ten kažką tai daryti, kad ten yra pinigų. Nes šiuo metu, sakysim, užsieniečiai atvažiavę į, pavyzdžiui, Uteną, ten ar Mažeikius, ar tą patį, sakysim, ar Marijampolę, ar ne, tai jie turi pakankamai patirties, kad Lenkijoje visi sklypai ant tiek yra ištasyti jau, ar ne, kad jie ima kuo toliau nuo didžiųjų miestų. Tai reiškia, kad realiai su discounteriais ir panašiai visas potencialas augimo yra toliau nuo didžiųjų miestų. Nes miestuose yra tie visi discounteriai, ar ne, na, yra kartais labai, nu, kaip patyrę, tai jie supranta, ne, bet žmonės, kurie agresyvūs naujose rinkose, dar tos patirties nėra labai daug, tai pradeda prekiauti kainom agresyviai ten, kur žmonės važinėja Panamerom. Nu, tą galima padaryti Hamburgo priemiestyje, kur pirmieji Lidlai atsirado, nes, nu, kažkaip tai reikėjo ten, nežinau, tas trobų prisistatė, ne, ir pilnas parkingas Porsche 911. Ten atrodė prieš 20 metų ganėtinai komiškai. Bet realiai, sakysim, kalbant apie tuos tedžius ir panašiai, tai jie daugiau žiūrėtų tikrai ne Vilnius, Kaunas, Klaipėda, nes užsiminė apie 7 miestus, aš sakyčiau, yra 3 didmiesčiai ir visi kiti, tai yra net ir Šiauliai, tai yra toksai ne didmiestis, ne, Panevėžys yra ne didmiestis. Bet ten gali būti, ta prasme, kainom agresyvesnių prekybininkų plėtra. Bet kalbant apie tą pačią Klaipėdą, ar ne, tai jos potencialas prekybinis yra daug didesnis, negu ten žmonės mato jį. Ir labai keista, kai yra, pavyzdžiui, džiaugiamasi atnaujinti turgų, tuo atveju, kai 150 000 gyventojų miestas, jo vartojimo prasme reikšmė regione yra 350 ar 400 ir dar žiūrėk, ta prasme, jeigu pasižiūri tam tikras programėlės, matai visą Kaliningradą. Iš Latvijos dar važiuotų čia, nes, na, paprasčiau matyti iki Klaipėdos atvažiuoti, negu iki kokios Rygos, ne? Tai šitoj vietoj viskas yra truputį kitaip negu akivaizdu. Tai iš karto grįžtant atgal, ta prasme, kalbėti reikia apie kokybinius dalykus su žmonėm, kurie tame neturi patirties, tam, kad sukurti patrauklų klimatą, priimti protingiems sprendimą. O tada atsiras ir sklypų, visko yra, nes žemių Lietuvoje yra žiauriai daug, tik tai kuo toliau nuo miesto tu statai prekybinį objektą, tuo jis turi būti didesnis, kad būtų paskata kritinė mase žmonėm atvažiuoti iš toliau. Ir tada, kur tu bebesi Lietuvoje, su kokiu 20 000, 15 000 retail parkų, tu iš karto imi 150 000 žmonių teritoriją. Bet kaip tu matysi, jeigu tu nesupranti to? Tai, nu. Aš gal tik tai pasakyčiau, kad jeigu mes nusileidžiam tik tai iki miesto lygio, tai paprastai tinklui reikia viso spektro, reiškia, miestų. Tuo tarpu meras sprendžia tik tai atskirai apie Vilnių ir panašiai, tai reiškia turėtų būti ir dar jos jungianti kažkokią tai grandinę, kuri, reiškia, koordinuotai dėliotųsi, ką reikėtų padaryti Vilniui, Kaune, Klaipėdoje ir panašiai. Tai turbūt, kad čia nėra tai arba, o, reiškia, ir, ne, ir, ta prasme, ir virš miestų, ir patys miestai turėtų, reiškia, Jo, bet žinok, koordinavimas, jis nieko nepadeda. Padeda, kai kažkuris tai vienas imasi iniciatyvos, o kiti kopijuoja. Nu, tai tada yra smagu, ar ne? Bet jeigu Vilniaus meras kopijuos Panevėžį,
Tai negerai. Neturėtų tai būti. Bet šiaip, vat, jo, čia tu gerai pasakė, nes iš tikrųjų, kai, reiškia, išties kažkokie geri, populiarūs sprendimai atsiranda kažkam vienam iš miestų, tai jo, kitas miestas į tai turėtų ir gal reaguoja, o kai kada, reiškia, tiesiog su pavydu laižosi. Tai iš principo potencialą mes turime, iš principo trūksta išminties ir strategijos. Nes visam tam įsigyvendinti reikalinga energija, ar ne? Jeigu nėra energijos, tai, kam tai? Bet jeigu plaukia burlaivis, ar ne, tai jeigu pučia vėjas, o niekam nekiltų noras pakelt burės, tai, kam? Tai čia šitoj vietoj ta visa energija yra, kad Lietuvos vartojimo rinka kas 10 metų dvigubėja. Wow, ar ne? Tada rimtai, ta prasme, kai aš dariau kažkada, Akropolio vietoj Vilniaus, prieš tai buvo Megos savininkų projektuojamas didelis vokiškas prekybos centras galerija ir tada darė tyrimus, tai buvo 1,4 milijardo dolerių Vilniaus vartojimo rinka. Ozo savininkai jau darė su GFK Prisma institutų vokiečių, jau jie rado 2,9 milijardus eurų vartojimo rinką. Jeigu aš dabar panašiais metodais pasižiūrėčiau, man beveik 10 milijardų tas Vilnius yra. Jis kyla, kai ką žinau kas. Tik tiek, kad potencialas kyla, o investuoti yra mažai norinčių, nes vietiniai mieliau spekuliuoja būtais biurais, bet niekas neinvestuoja į nekilnojamą turtą, nes tam reikia labai ilgo kapitalo. O tas ilgas kapitalas, jis turi nebijoti, jis turi suprasti, kas tai vyksta, tai yra užsieniečiai. Užsieniečiam Lietuva tiesiog yra nebeįdomi dėl panašių priežasčių, kaip paminėjai, kad jeigu kažkada buvom potenciali viena iš ES sostinių, dabar persipozicionavom į NATO forpostą prie naujos geležinės užtvaros, tai ką darysi, reikia jau kitaip ir mąstyti. Jo. O šiaip mes pakankamai neblogai užšėpiam, reiškia, sakykime taip, tos taškus, tipo išminties, strategijos, dabar pajudinom tą klausimą energijos. Tai o kur tą energiją ieškoti? Kas čia turėtų būti? Tokie investuotojai, reiškia, neturi paukas energijos, nes, mato visokių abejonių. Galbūt merai turėtų būti, galbūt plėtotojai turėtų būti ta energija, kuri pradėtų ir kažkokiu tai būdu, sakykime taip, išvystytų, išvystytų bent jau iki judėjimo taško. Žiūrėk, aš jau pradėjau dabar, kad energija auga, tas, ta prasme, vartojimo potencialas, jisai visą laiką auga. Dabar kalbi su kokiu nors tėdė, o jisai mielai pasirašytų nuomos sutartis. Mielai. Tai jeigu kažkur tai mieste, nedideli mieste būtų aplinka susikurtų, kuri patraukli, kur ateitų vienas kitas verslininkas, kuris norėtų investuoti į prekybinį nekilnojamą turtą ir išklausyti, kuo skiriasi parduotuvė nuo prekybos centro, ar ne? Tai tos pasirašytos nuomos sutartis, o prekybininkai jau turi istoriją ir save mato 10-15 metų į priekį, jie pasirašo nuomos sutartis, ilgalaikės, su įsipareigojimais. Ir jeigu gražiai skamba prekybos parko konceptas ir viskas, profesionaliai, ar ne, surink pusę tokio prekybos parko nuomos sutartis ir tu jau turi dokumentus, pasirašytus žymių tarptautinių vardų, kad jeigu kažkas tai investuos, tai tada jie kolektyviai mokės nuomą ateinančius 10 metų. Čia yra kapitalizmas, ta prasme, kad tu ateini ir investuoji tam, kad gauti grąžą, ar ne? Iš kitos pusės ateina koks nors fondas, ar ne, ir jisai nori nusipirkti tas nuomos sutartis. Va čia yra ta burė, ar ne? Vėjas tai yra vartojimo rinka auganti, o burė tai yra, kai kažkas tai ateina ir tą vėją gaudo. Bet tam vėjui reikia žinoti, kaip burė, ta prasme, kaip ją pasukti, ar ne? Kad nestatyti ten kokių nors, nežinau, Stokmanų, Marijampolį ir panašiai, ar ne? Ir reikia žinoti, kokio dydžio ta būrė gali būti, kad apskritai išsipūstų nuo to vėjo, ar ne? Nes užsieniečiai labiau bijo ne ta prasme sėkmės dėl to, kad, per didelį pastatysi. Jie gali iškesti tą per didelį, ilgiau palauks, ten išsuks ir panašiai. Jie bijo per mažą pastatyti. Dėl dviejų priežasčių. Mažas mažiau patrauklus.
Antra, mažas, jeigu pasiseks, tai kaip pagal lietuviškas tradicijas, kitoj gatvės pusėje gausi konkurentą. Kaip molėtų plentė, ne? Ta prasme, vienas ten puškuoja daug metų, tol kol kitoj gatvės pusėje atsidaro 2 kartus didesnis. Tai va šitų dalykų užsieniečiai labai bijo. Tai jie netgi, pavyzdžiui, toksai, Ozas, ar ne, jisai buvo suprojektuotas, pastatytas dar trečdaliu išplėsti jį. Tengi statika tai padaryta, kad vos ne prizmą į daugštus kaltų. Ten visa apačia buvo, visi sklypai aplinkui apipirkti ir panašiai. Ta prasme, kad lengviau yra plėstis ir daugiau investuoti iš karto į ateitį, negu per mažą padaryti. Tai čia yra tarptautinė tokia patirtis. Bet šitoje vietoje man taip pat klausant tave, ta prasme, toks, reiškia, planas piešėsi toksai, kad pats miestas, arba netgi šiuo atveju jau galbūt netgi ir aplinkui miestą esantis rajonas, ar tai Kauno rajonas, ar tai Vilniaus rajonas, ar tai Klaipėdos rajonas, jų, reiškia, administracija jau dabar turėtų pradėti, arba jau turėjo pradėti, reiškia, svarstyti, kurioje vietoje gali atsirasti tas ilgo kapitalo, ta prasme, statiniai, tai yra komercija, tai yra, reiškia, infrastruktūra, tai yra laisvalaikis. Ir tokių, reiškia, sakykime taip, objektų portfeliai, jie turėtų būti kaip vienas iš masalų pritraukti į rajoną investicijas, nes aplinkui turbūt tokį komercinį objektą iš karto atsiranda potencialas statyboms gyvenamojo ploto, galbūt netgi ir kitokių investicijų. O tokių portfelių, reiškia, jau agregatoriai, tai galėtų būti vystytojai bei fondai, kurių pagalba gali, reiškia, prasiskiesti ir mūsų rinką. Ne? Tai yra... Čia jau du punktus pasakei, kur noriu iš karto, nepasitraukiant nuo kasos, iš karto pakomentuoti, kad pirmas dalykas, kad miestai turi suprasti, ar jie yra miestai, ar jie yra gyvenvietės. Ne? Jeigu yra miestas, tai visada visiems buvo aišku, kad yra kontekstinis jų aukštis. Ne? Tai jeigu tu riboji maksimalų aukštį, kad ten architektai vienas kitam per galvas neliptų, ar ne? Tai niekas niekada nepagalvojo, kad reikia riboti minimalų aukštį, tam, kad miestų centruose neatsirastų dalykai, kurie padarytų tuštumą su savo parkingais ten ir panašiai, nes visą laiką yra nekilnojamo turto rinkos svyravimai, kur vieną dieną kainuoja X, kitą dieną jau 5X, ne? Tai dažniausiai prekybininkai susiperka geriausias vietas, kada būna nukritę, ar ne? Bet kai viskas pakyla, tai toj vietoj, kur galėtų atsidurti 4, 5, 6 aukštai, ten atsiduria užmiesčio tipo prekybos centras, taip vadinamas, parduotuvė, su dideliu parkingu. Tai va čia miestų nesupratimas, ko jie nori, vien tik tai šitoj vietoj, jie praranda galimybę pritraukti investicijas. Antras dalykas, jeigu kažkas taip pastato kažką didesnio, ypatingai prekybinio, nes jeigu kokį nors daugiabutį pastatysi, ar ne, tai jų yra daug, jie kažko labai išskirtinio neturi. Biurai irgi, jų gali daug prisistatyti, mažesnių, didesnių, ten kvadratiniai metrai. Su prekybos centrais tai yra, kad tu turi sukurti ne pastatą, o patrauklumą. Ir reiškia, jeigu kažką darai, jis jau yra tam tikra prasme unikalus, iš didelės teritorijos žmonės atsuka galvą žvilgsnius į tą pusę, ar ne? Ir ta vieta, kur statosi prekybos centras, kaip taisyklė aplinkiniai sklypai, kaina šokteli 10 kartų. Ir tokių pavyzdžių pakankamai daug, ar ne? Tai jeigu jūs norite atgaivinti Marijampolę, tai pastatykit kažką tai infrastruktūrinio, kur galbūt ir kino teatras ateis, galbūt dar kažkas, aišku, viską reikia suplanuoti ir užkurti ant popieriaus, kas yra irgi su prekybos centrais yra privalumas, kad nereikia statyti ir tada žiūrėti, kas gausis. Trečdalį ar ten 40% galima viską užkurti ant popieriaus, o žinant, kad šiaip pasauliniai praktikoje tai vidutinis laikotarpis nuo idėjos iki durų atidarimo buvo 8 metai. Tai būna ir 4, būna ir 15 metų, ar ne? Tai tiesiog ant popieriaus jisai gali marinuotis pakankamai ilgai, bet tada ką tu darai, tai investuotojai nebijo dėti pinigų už tai, kur yra visos rizikos pridengtos. Pas mus dabar, sakysim, atsirado internetas, papildomos rizikos, dar kažkas, bet pasižiūrėkit, kas vyksta kokioje Amerikoje. Ir toliau, ta prasme, suskaidė į A, B, C centrus, C uždaro ir perdaro į fabrikus, A centrai statosi, tas Simon Properties daro ten tokias galerijas, kad tikrai, ta prasme, jeigu tu supranti potencialą, augimą ir kaip suvaldyti rizikas, ar ne,
tai Lietuvos situacija yra labai faina, gali statyti kiek nori. Ne? Tik tiek, kad aišku yra skirtumas tarp rajonų ir tarp miestų, ar ne, kad tai yra skirtinga problematika. Ne? Kad miestuose tai dabar jau niekas nebestato tų taip vadinamų stand-alone prekybos centrų, kur tiesiog centras, ar ne? Dabar yra mixed use projektai, kurie daug didesni, bet tai daug sudėtingiau įsigyveninti. O į rajonus, tai mes eisim tuo pačiu takeliu, kaip jau praminė Centrinė Europa, tai yra prekybos parkai mažesniuose miestuose. Ir jų statosi žiauriai daug ir dabar Lenkai jau pradeda užpildyti rinką, tai visi šoko į Bulgariją, Rumuniją, Kroatiją ir panašiai. Tai ten lūžia viskas ir ten labai gerai koks nors Kauflandas yra, iš karto turi gerą inkarą šalia ir važiuoja. Jo, aš čia iš karto taip fantazijai nupiešiau, tai pasme, jeigu mes nepadarysime tų namų darbų, kuriuos tu paminėjai, nesutvarkysime savo, ta prasme, infrastruktūrą, kažkokią viziją, kažkokius tai, nežinau, generalinius planus, tai galimai toksai, reiškia, miestelis atsiras šalia Suvalkų ir jį važiuos, reiškia, pusė Lietuvos. Tai, kad taip neatsitiktų, iš principo mes jau žinom receptą, ne? Dabar galim biškį pafantazuoti idealiuoju atveju. Reiškia, rajonai, miestai susijėmė, susitvarkė, nupiešė infrastruktūrą, reiškia, rezervavo tos plotus, neatidavinėja tokiems mažiems projektėliams ir panašiai. Ir atsirado investuotojai, atsirado, reiškia, sakykime, tai pinigai. Tai kokią mes Lietuvą galėtume pamatyti, pavyzdžiui, 10, 20 metų bėgyje? Aš vaikštinėjau po Lietuvą su vienu potencialiu, ne tik tai, kad ta palūkanų visa istorija sustabdė dabar visą, ypatingai Lenkus. Tai šiaip 40 prekybos parkų gali dirbti Lietuvoje, įvairaus dydžio, nuo ten kokių 7 000 iki 15 000 kvadratinių, 40. Tai jeigu šitas dalykas surezonuos su Tedžiais, pavyzdžiui, ar ne, tai paskui juos ir Action.com, ir Deals, ir visi stovės eilutėj ramiai ir lauks, kada tai įvyks, ne? Pagal rinkos, kiek čia galima kažką padaryti, ne? Tai va tokie, sakysim, miestai gal mažiau dabar gali kažko tai įdomaus pritraukti, bet jeigu vėlgi, ta prasme, kad kažkada tai, kai prieš 15 metų prekybos centrų, sakysim, dalis mažmeninėje rinkoje Vilniuje buvo kokie 25%, dabar 12%. Ta prasme, kad vakarų Europoje, Austrija, Vokietija miestuose yra kokie nuo 8 iki 10%, nes pas juos centrinės gatvės ūžia. Ten viena centrinė gatvė veikia kaip 4 prekybos centrai, niekas negalvoja su jom konkuruoti. Ne? Pas mus viskas atvirkščiai, stovi 3 regioniniai ir daužo per galvą Gedimino prospektoje. Ne? Tai, tokie dalykai, kurių klaidos yra padarytos ir ten jau reikia įgydyti miestą vartojimo prasme. Ne? Tai ten klausimas, kiek bus kažkokios tai didelės kaitos, nes labai sunku pritraukti kapitalą į miestą, kurim jau prisidirbti. Bet koks, pavyzdžiui, kokia Klaipėda, tai aš matyčiau, kad ten tikrai gali būti viskas daug smagiau. Mažesnieji miestai gal bus daugiau regioniniai, tai Šiauliai, Panevėžys, ten bus už miestų daugiau plėtra. Ta prasme, kad tai yra regioniniai miestai ir jiems daugiau svarbiau su automobiliais prisitraukti iš ten kokių 50 km aplinkui, tai yra įdomu. Tai va, aš manau, kad ta linkme viskas judės, bet kad retail parkai čia užeis kažkada, tai ant kiekvieno kampo stovės po vieną, tai čia užtenka pažiūrėti Lenkijoje. O kad kažkas tai labiau Lenkijoje dar labiau statytų ten prie Suvalkų, tai irgi nelabai tikiu. Ta prasme, lietuvis nėra biednas pirkėjas. Ir jeigu yra dalis tokių sportininkų, ar ne, tai jie ir sportuos, bet šiaip iš principo, jeigu atsiras daugiau žaidėjų, kurie profesionalumu įtikins žmonės, kad verta susimokėti brangiau, ar ne, kaip mūsų vokietis, ar ne, atėjo discounteris, ar ne, niekas jų nemato kaip discounterį. Tai tiesiog yra kokybiškiausias prekybininkas šalia namų, ar ne, su milžinišku parkingu vidury miesto. Ir viskas tvarkoja. Tai šitaip, aš manau, kad nedidės ta tendencija, kad žmonės su sportiniais sumetimais važiuos į Lenkiją apsipirkinėti.
Jo, o jeigu, pavyzdžiui, pasvarstom dabar kitą variantą, sakykime, išvadų nepadarėm, namų darbų nepadarėm, rinka vystosi chaotiškai, tai yra kažkokiais mažais gabaliukais, kažkur kažkas gavo kažkokį plotelį, va dabar girdėjom, kad Lazdynuose atsidarys diskaunteris su viena parduotuvė, tai koks čia galėtų tada būti scenarius, kaip atrodys Lietuva be tų namų darbų? Tokia Europos provincija. Ne, yra keletas tokių terminų, kurie prieš 30 metų makroekonomikos vadovėliuose buvo toks dalykas kaip multiplikatorius. Na, jeigu tu išleidi pinigus, tai ten jų pavirsta ir 30 buvo vos ne konstanta. Na, ir visi įsikarė galvo, kad 30. Investuotojai paskutinius 10-20 metų, kai jau pradeda eiti po 200 milijonų, ar ne? Tai jie supranta jau naujoviškiau, tai yra money velocity yra toks dalykas, ne? Tai jisai, kad, jeigu pasižiūrėti, kuo Vilnius yra fainas, tai kad čia veiksmo yra mažai lyginant su Londonu, ne? Kodėl? Nes ten pinigai juda. Kažkas gavo, kažkur išleido ir jie tenai, ir tie didieji kapitalistai, jie investuoja į pinigų judėjimą. Mes čia džiaugiamės, kad pas mus 23 milijardai eurų sąskaitose padėta ir kaip sakant, infliuoja ramiai savo. Pas juos yra pinigų judėjimas. Pas mus, jeigu kokiam politikui užsimenė apie pinigų judėjimą, tai išsigandusio akim žiūrė. Ne? Tai tas pinigų judėjimas labai yra toks kintantis dalykas ir jeigu rinka nesivysto, tai jis ir toliau lėtėja. Žmonės tada nebeišleidžia pinigų, bet perka kažką tai tokio, ten statosi namą didesnį, perkasi 3 butus, 2 iš jų nuomai, ar ne, ir panašiai. Tada vartojimas labai kenčia. Ir paskui jau nebereikia stebėtis, kad pas mus daug ko nėra, kas yra Lenkijoje, ne? Nes Lenkijoje tas pinigų judėjimas tai yra toks, ten jau kauna tų prekybininkų yra tie, kad jie tiesiog išjudina, išmuša pinigus žmonėms iš rankų. Aš to galiu pasakyti, kaip mūsų vartotojai, reiškia, jau apibūdina dabartinę situaciją. Tai Lietuva yra šiaurės Monakas, tik tai su, reiškia, mažais atlyginimais. Tai aš sakyčiau, kad norėtųsi iš šitos situacijos pabėgti į tą, kurią tu nupiešiai. Žinau, aš turiu repliką, kad mes iš šitos situacijos po 50 metų išeisim, kai tos pastatytos miestuose parduotuvės nusistekens, kaina sukils ir parduotuvių plotus bus galima užstatyti, ar tai gyvenamąją, ar tai dar kažkokią, tada jie išsikrausys. Nes dabar kas vyksta, aš čia turiu šalia Lazdynų tą mikrorajoną, kuris, man atrodo, va čia apie valią šnekam, apie planus, man atrodo, mes Vilnius iš vis Gosplanė gyvena tarybiniam, kai tu statai rajoną, statai 3 kampuose parduotuvės apie 1000 kvadratų, ideali situacija Lazdynuose yra. Va dabar Lidlas nuneš vieną duobę aikštelę pastatys ten prekybos centrą ir, tai, man atrodo, architektai, kai į teliką jie išlenda kažką pasako, jie iki šiol džiaugiasi, kad jie gavo Tarybų Sąjungos premiją už šitą mikrorajoną ir mes šitam tunelį dar judam labai sėkmingai. Tai reiškia, turi pasikeisti architektų karta, turi pasikeisti miesto vystytojai ir taip, daugiau pinigų uždirbti miestas, subrangta žemė, nes, tarkim, tas Ogmios centras, tai irgi kažkada turbūt bus vertingesnis užstatymų į gyvenamąją statybą negu prekybinis plotas, bet čia tas įvyks po 50 metų. Nes taip, prekybininkai susigrobė skaniausių žemės plotelius, tie maisto retaileriai, paimkim. Aš pasižiūriu Lidlo puslapį, dabar jie ten prisigrėbė, prisistatė savo tų angariukų ir dabar kartais ten tokie skanus dideli plotai, dabar tos uodegas nupjausto pardavinėja, ta prasme, įvairius trikampius ir dar kažką, ką juose daryti, jeigu vystytojas būtų paėmęs tą plotą, jis būtų ten tą padaręs pasagą, į kurią tilptų ir Lidlas, ir ne Lidlas, ir ten dar krūva perkūnų, bet dabar jau tie dabartiniai prekybininkai, kurie pasinaudojo progas sugraibsti ten tuos plotelius, sugadino, ta prasme, ir gerose vietose. Galų gale, mes čia turim tą Maxima bazę, kuri rekonstravosi. Ten galėjo būti puikus retail parkas. Aš aišku nežinau ten ploto apribojimų, bet jie, apkarpė plotą, įdėjo ten Barboros paskirstimą ir panašiai. Jau pati kaip Maxima bazė, ji nebeįdomi.
O galėjo kažką vis tiek padaryti, vis tiek jau, bent jau vieta nėra strategiškai baisiai patogi, bet vis tiek kelias į Trakus, kelias į Lentvarį, kelias į kažką, tikrai įdomi vieta parkui. Nu, tai... Jo, bet čia jau ir su 50 metų gal nelabai sutikčiau, nes jau buvo tokių atvejų, kad jeigu kažkur analizuojamas prekybinis tinklas, ne, tai jums geriau žinoti, kad yra išskiriamos operacijos nuo nekilnojamo turto. Ne? Tai daugumoje vietų, kur yra parduotuvės, nekilnojamas turtas yra minusinis daiktas. Na, jeigu paimi sklypą, kuriame gali stovėti 8 aukštai, ar ne, o ten stovi o nuomą moka 1 aukštas. Tai jau natūralu, kad ten kažkas yra ne taip, ar ne? Tai užtenka tik tai kam nors, kai pradės laužinėti kojos, ar ne, ir kažkam reikės parduoti tas parduotuvės ar panašiai, kai pradės vertinti profesionaliai, ar ne, kad, na, yra, kaip, buvo užsiminta, kad Aldė ateitų, nusipirktų Norfą ten, kad vietų gautų daug, nugriautų tas parduotuvės, kam mes reikalingas, ne? Tai va, tai ta prasme, aš manau, kad ta ekonominė logika, jinai turėtų išjudinti greičiau nei po 50 metų, kad, tai iš tiesų, kai nebebus žemių pakankamai, ar ne, tai tiesiog patiem prekybininkam ar taip minusinis verslas nebebus paskatos turėti to nekilnojamo turto ir jie geriau tada atiduos tas žemės kažkam su sąlyga, kad ten turės galimybę išsinuomoti savo parduotuvai ir daugiau nebeturėti ant savo balanso nekilnojamo turto, nes jau skausminga šiek tiek. Ne? Tai vat, dėl 50 metų, bet aš labai tada vėl optimistas, kad žmonės norės mokytis ir išklausyti tokių dalykų. O kaip tu manai, ko reikėtų, kad rajonų, reiškia, miesto administracijose tas supratimas jisai greičiau ateitų, jis pradėtų, reiškia, atsirasti toks, sakyčiau, ilgalaikis strateginis tas požiūris ir nereikėtų laukti tų, reiškia, ten, nežinau, 30-50 metų, kad architektai ateitų, miesto bent jau architektai taptų, reiškia, ne ten grožio ir kažkokių subtilybių, reiškia, ten gerbėjai, ne istorijos gerbėjai, o šiek tiek, ta prasme, turėtų ir strateginius požiūrius, kurie realiai įtakotų ir mūsų gyvenimo kokybę. Architektai kol kas turi labai didelį svorį visuose, kaip sakant, ir jie neturi valios pasakyti, kad kažko nesupranta. Ne? Bet architektai vieno dalyko, ko nemato, jie nemato pinigų visiškai. Jie nemato vartojimo, jie puikiai sudeda erdvės, estetiką, grožį ir panašiai, ir ne? Bet kaip tas grožis atsiranda, kas už jį turi mokėti, tai nebe jų reikalas. Ne? Ir kovoja už ten kažkokius tai sprendimus, kurie... Ir dar kol kas miestų valdžia irgi pasitikė urbanistais, ar ne? O tie urbanistai irgi nemato tokio labai paprasto dalyko, kad dažniausiai, jeigu yra miestas, tai miesto teritorijoje gyvena žmonių skaičius X, o vartojimo prasme tas miestas yra kaip 3X teritorija. Ne? Na, niekas mažesniuose miesteliuose neatsidarinėja tų parduotuvių arba neatidarinėja kino teatrų, jie darosi kažkur tai mieste, ar ne? Tai jeigu miestai pradėtų, merai bent jau pradėtų suprasti, kad tai yra ekonomika, tai yra miesto ekonomika, kur aš nieko nesu girdėjęs, apskritai viešai kalbant, tai ir jie tada paklaustų bent jau, tai papasakau, kaip čia kas. Būtų gera pradžia. Bet kol kas, kol ten kažkokius, dabar žiūrėjau, apdovanojimus dalina už inovatyviausius miestus, nes kažkas žaidimo aikštelė vaikam kažkokią tai labai inovatyviai iš biudžeto padarė, ar ne? Tai šiaip ašarai spaudžiam iš kelių. Ok, tai reiškia, mes skaudulius iš principo identifikavome, matom, kad galbūt yra šviesa tunelio gale, bent jau, jeigu tai paėmus, tai čia tik tai klausimas, ar ilgiau ar trumpiau lauksim, ne? Ar pasikeitus kartom, reiškia, sulauksim, ar visgi susivoksim, susipratėsim ir, ta prasme, ir tai ateis gerokai anksčiau.